Rugsėjo 24-ąją Švenčionių miesto parke nuo ankstyvo ryto šurmuliavo tradicinis rudens kermošius. Sezono darbų pabaigtuves simbolizuojanti šventė. Kermošiaus lankytojams galima buvo įsigyti įvairiausių gėrybių, nuo vaismedžių ar dekoratyvinių augalų iki tradicinių dirbinių. Panašu, kad mugė pritraukė daug smaližių, mat mėsos, žuvies ar konditerijos gaminių paviljonų gaspadoriai vos spėjo suktis aptarnaudami pirkėjus. Nuo pat 1995-ųjų Kermošiaus dalyvius džiuginanti loterija, kurią organizuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius. Ir šį kartą nepagailėjo ūkiškų dovanų. Pagrindinis prizas – 2 juodmargiai veršeliai. Smulkesni prizai – triušiai, gaidžiai, kalakutai, daržovės, grūdai, bulvės, kuriuos išdalijo gražus būrys loterijos dalyvių. Nepaslaptis, kad į rudens kermošių paprastai sutraukia didelį būrį svečių. Oficialų šventės atidarymą paskelbė jos vedėjai Jolanta Olechnovič ir Deividas Dubinovas perskaitė ilgą garbių svečių sąrašą. Susirinkusius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, kuris pasidžiaugė iš šventės suvežtų gėrybių gausa. Ūkininkų sėkme ir visiems palinkėjo gražios bei įspūdingos dienos. Gražių sveikinimų ir linkėjimų negailėjo svečiai. Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Seimo narys Zbigniew Jedinski bei Žemės ūkio viceministrė Lina Kujelytė, kuri ministrės Virginijos Baltraitienės vardu mūsų rajono ūkininkams Izidoriui Balčiūnai ir Jolitai Gabrinovičiūtei įteikė padėkas už sėkmingas investicijas į pienininkystės ūkį. Pasveikyti švenčioniškių nepraleido progos nepriklausomybės akto signataras Švenčionių rajono garbės pilietis Česlovas Juršėnas. Rudens kermošius mūsų rajono gyventojus ypač intriguoja dėl jo metu paskelbiamų konkursų Metų ūkis 2016 bei pastatų ir aplinkos tvarkymas rezultatų. Šventės metu paaiškėjo, kad konkurso Metų ūkis 2016 pirmąją vietą laimėjo Švenčionių seniūnijos Stanislavavo kaime ūkininkaujantis Rimantas Stankūnas. Antrąją vietą užėmė Mežionėlių kaime ūkininkaujantis Osvaldas Jurša, o trečiąją vietą Svirkų kaime ūkininkaujantis Julijus Haračidė. Papildomus prizus nugalėtojams įsteigė Ignalinos kredito unijos Švenčionių skyriaus vadovė Laima Malinauskienė. Pastatų ir aplinkos tvarkymo konkurso kaimo sodybų grupėje pirmoji vieta ir gražiausiai tvarkomos kaimo sodybos šeimininkų titulas atiteko Taisai ir Tadui Petrenams, gyvenantiems Cirkliškio kaime. Miesto sodybų grupėje gražiausiai tvarkomos sodybos šeimininkų titulas atiteko Liucijai ir Roman Grinkevič, gyvenantiems Pabradės mieste. Pasibaigus oficialiai rudens kermošiaus atidarymo ceremonijai, šventės dalyviai ir svečiai įsijungė į seniūnijų miestelių lankymus. Švenčionių rajone 11 seniūnijų. Šiemet nusprendusių suvienyti jėgas ir sukurti 3 savitus Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestelius. Kartu šventėje rengėsi seniūnai, seniūnijų ir ugdymo įstaigų darbuotojai, bendruomenių nariai bei aktyvūs mūsų krašto gyventojai sukūrė pakilią šventinę atmosferą. Nustebino gausiomis ir gardžiomis vaišėmis, pradžiugino meniniais pasirodymais ir kūrybinėmis improvizacijomis. Galima greičiau, nes medus turėtų išbėgti iš tų akučių. Skatos paskui.
šventę atvykę sporto entuziastai stebėjo stipruolių varžybas. Užtruko šiek tiek kažkas. 5 ir dar vienas kartas. Ir 6. Dar žiūrim laiką. Svorio laikymo ant ištiestos rankos rungtyje galėjo varžytis visi norintys vyrai ir moterys. Rudens kermošiaus šventę vainikavo grupių Žalvarinis ir Hiperbolė Tribute Band koncertas. Šventę organizavusi Švenčionių rajono savivaldybė dėkoja rėmėjams, be kurių tradicinis kermošius nebūtų buvęs toks įspūdingas.